Labą dienelę, labas rytas, iš tikrųjų dabar yra pakankamai ankstyvas rytas, už lango šviečia graži saulė, bet jūs, kai žiūrit, jau yra nuostabus antradienio vakaras ir šį nuostabų antradienio vakarą mes darom ką? Visiškai teisingai žiūrime trečią pasimatymas dviem apžvalgą, kurioje bus tikrai nemažai netikėtumų. Kaip visada. Praėjusį sekmadienį įrašėm jau pirmąjį epizodą, kuris čia juokingiausias laidos. Žiauriai geri buvo visi pasirodymai ir tikrai labai juokingi buvo visi dalyviai. Tai labai visiems ačiū, kurie atvykot ir sudalyvavot. Žiauriai smagu buvo. Tiesiog žiauriai geras laikas buvo, tai manau, kad įmesiu tą vidosą jau sumontavęs po kokių 2 savaičių, parodysiu ir jums galėsit pamatyti. Nu, šiandieną šokame į trečią apžvalgą. Ta apžvalga yra padaryta senai. Aš tik tai pradžiai rašinėjau nuo pradžių ir galiu pasakyti, kad pavydžiu jums, kad šiandien pažiūrėsit šitą trečią epizodą. Epizodas bus tikrai bombinis ir bus gerų vietelių. Kas nenorit laukti ir norit pažiūrėti daugiau epizodų, kurie jau yra padaryti, tai užsukit pas mane į Contribui arba Patreon. Nuorodą paliko aprašyme. Nu, tie, kas norit pažiūrėti tiesiog be manęs, nežinau, kas tai nori daryti. Bet žodžiu, jeigu norit pažiūrėti tai be manęs, tai varykite į Go3 televiziją. Jeigu neturit Go3 televizijos, tai čia paliko savo nuolaidos kodą, su kuriuo galite įsigyti Plano TV Plus filmai su 30% nuolaida pirmus 3 mėnesius. Tiem, kas nežino, kas yra Seiliai, tai Seiliai yra SIM paslauga, kuri jums labai palengvina gyvenimą, kai išvykstate kažkur atostogauti į užsienį arba tiesiog šiaip keliaujate. Žodžiu, jeigu reikia užsienį interneto, jums į pagalbą atskuba Seiliai. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai parsisiųsti Seiliai programėlę, tada pasirinkti šalį, kurioje esate, pasirinkti norimą duomenų paketą, panaudoti mano nuolaidos arba kupono kodą, kuris yra Davidas Ben, ir naudotis internetiniais duomenimis tiek, kiek jums reikia. Įsirašyti programėlę ir kaip suaktyvuoti viską tikrai labai paprasta, bet kuris žmogus, net mano mama, kuri visiškai nedraugauja su technologijom, net jinai moka įsijungti Seiliai SIM paslaugą. Tai jeigu mano mama moka, tai, daugiau nieko nesakysiu, bet esame suprato. Beje, dar vieną fainą dalyką Seiliai turi, tai yra AdBlock. AdBlock tai yra tiesiog reklamų blokavimas. Tai reiškia, kad jūs, kai einat nors puslapį kažko ieškot, naršot, jums neiššokinės reklamos, o tai reiškia, kad jums automatiškai taupys internetinis duomenys. Tai viskas aišku. Parsisiunčiat, pasirenkat, įvedat mano nuolaidos kodą, naudojatės internetiniais duomenimis. Viskas. Varom į apžvalgą. Gerai. Šiandien sužinosime, ką Martinšas vakar iš tikrųjų norėjo pasakyti Dianai. O po to naujos intrigos, netikėtumai ir galbūt netgi nauja meilė. Praėjusioje serijoje Martinšui nebuvo lengva. Merginos tarsi liūdės bandė jį pasidalinti. Lienė jį žavėjo romantišku šokiu, o Diana gražiu laišku. Martinšas supranta, kad netrukus vieną jų teks išsiųsti namo. Naktį jis nuėjo į Dianos kambarį, kad praneštų naujieną. Jei atvirai, ką čia pasakė? čia atėjau pranešti tau gan pribloškiančią naujieną. Jaučiu, kad čia į pasimatymą kokį pakvies. Aš gavau tavo laišką. Okay. Taip. Perskaičiau jį. Ir patiko. Jis man pasirodė labai nuoširdus. Todėl aš nusprendžiau pakviesti tave į pasimatymą. Sakiau? Gerai. Tikrai? Super. Tobula. Jau išsigandau, kad siųsti mane namo. Labai šaunu. Ar sutinki? Žinoma. Tai puiku. Mane iš tiesų žavėjo tavo laiškas. Ačiū tau. Prašiau iš širdies. Pajaučiau tai. Puiku. Tai iki pasimatymo rytoj. Gerai, įdomu. Porš. Ir žiūrėk, čia jeigu ją išmes šiandien. Iki. Labos nakties. Kas yra labai realu, chebra. Ir tau iki. Tavai. Čiau. Šitą labai miela, iš tikrųjų, moteriška, tokia miela. Matas, kad iš tikrųjų ne grybo pjauto, tikrai gal tie pabandys, gal susiras meilį, tokia, kur arba jinai labai gerai, aišku, vaidina ir slepia, kad čia nežaisite, bet šiaip tai labai tokia atrodo fain. Aš dar prisimenu, užsirašiau praėjusį kartą, ką norėjau pasakyti. Kiek man yra čia zaibys, kad pažiūrėkit, atkreipkite dėmesį, nėra to alkoholizmo, nieks negeria ir nedaro šūdų, nėra tų kamerų kampuose pridėta, kurios belia kaip chujovos kokybės ir tiesiog filmuoja 247. Čia yra grinai sukurtas profesionaliai šou, žiūrėkit, nerodo mums žmonių,
nereikalingų, kaip, pavyzdžiui, būna, net nežinau, kokį projektą žiūrėsi ten, kur tipo rodo tiesiog random tos žmonės, kurie iš vis neįdomus, mums net nereikalingi. Ne apie juos esmė ten yra. Nerodo tokių dalykų, yra nufilmuota kokybiškai, su gera profesionalia kamera, sudėliota scenarijus, parežisuota jo, bet užtat mielą malonu žiūrėti. Tik dabar tiksliau jau į tą tokį skirtumų suvokimą, kur čia realybė šou, bet jisai nufilmuotas kaip realiai, kaip Netflix'e būna Love Island ar dar kažkur, kur kokybiškai profesionaliai padaryta. Gal ir nereikalinga, čia buvo man tas pastebėjimas toks, bet ką nori tą daro, blėt, mano video. Merginos, labą rytą, ispaniškoje viloje. Labas rytas. Kaip jaučiatės? Puikiai. Pasideginote? Baseinė pasipliškenote? Taip. Pavalgėte, atsigėrėte? Taip. Kasparai, vakar kalbėjau su mergina, kuriai tu mažumėlę sužeidei širdį. Turiu omeny Doloresą. Mes vaikštinėjome po iškritimo ceremonijos kiemą. Ten auga citrinmedis. Klausykit, gal driokselim randam dabar tą su Doloresu tą iškritimą, jisai ten gal 10 minučių. Pabandom, įmeskim šitą apžvalgą, pažiūrėsim, ar yra iš vis prasmė juos po to žiūrėti. Pažiūrėkime, kas įvyko po netikėtų ir daugelį pribloškusių Doloresos iškritimo iš šou. Tai buvo staigmena mums visoms. Aš maniau, kad jie du garantuotai bus pora. Visi buvo tikri, kad Doloresa yra išrinktoji. Bet tiesiog visi buvo tikri dėl to, kad Doloresa pati baisiai šūdų prišnekėjo, jinai galvoja, kad čia jau ją išsirinko. Niekas jos neišsirinko, ją namo išsiuntė. Buvau įsitikinusi, jog Doloresa yra Kasparo favoritė. Nu baik, tai juokas. Doloresa, prašau, eik susikrauti daiktų. To tikrai nesitikėjau. Doloresa turėjo puikų pasimatymą su Kasparu. Jiems viskas klostėsi puikiai. Visi šokė. Nu, Doloresos nori išgirsti poziciją labai. Pasimatymas dviems, be kaukių. Viskas? Ačiū. Tai bent staigmena. Kaip? Kodėl? Taip netikėtai. Eina. Blemba, kaip awkward. Išmetė, visi pakyla ir ką? Ir šokiruoti eina į kambarius. Nemaniau, kad Doloresa iškris. Esu labai nusiminusi, nes per šou su ją spėjame susidraugauti. Pradėjau panikuoti. Ką man daryti? Ar tikėjaisi to? Tikrai ne. Man atrodė, kad viskas buvo kitaip. Mes girdėjom. Pasimatymo metu mes puikiai sutarėme, šauniai juokavome. Girdėjom, kad tau atrodė kitaip. Jaučiausi, lyg su juo būtume seni draugai. Jis pabučiavo mane, atsisveikindamas po pasimatymų. Nepasakyčiau, kad mūsų santykiai kaip brolio ir sesers. Blet, kaip mergos nupiešė visą tą paveikslą ir kaip bernai, kuris sakytų, nu, ką žinau, pabučiavo žandą. Jinai pasakoja, kad bučiavosi su juo, kad jis ją pabučiavo, kad ten pizza meilė. Tiesiog realiai pabučiavo į žandą. Nesuprantu, ką jis turėjo minį. Tikrai tikėjausi, kad mūsų santykiai tęsis. Nu, tu persisvaigus, tiesiog vėjų. Kaip manai, kuri mergina jam patinka? Eliza. Eliza? Taip. Taip, Eliza. Ji kalbėjosi su juo pirmąją dieną. Ar imsi į Elizą? Matysim. Ačiū, šitą, kurios dar niekada nerodė mums, ne? Okay. Žinoma, džiaugiuosi, bet jausmas dvejopas. Iš vienos pusės man liūdna, kad Doloresa palieka šou. Ji šauni mergina, bet to pačiu džiaugiuosi, kad dabar turėsiu galimybę susitikti su Kasparu. Aš nemanau, kad tas Kasparas yra įdomus labai. Vis tiek manau, kad jūs sutvirti vienas kitam. Nežinau, kas jam užėjo. Liaukės, nereikia. Kur, kaip jos nusišneka? Nu, jau tą lagaminiuką jo gali dėtis į patus, na. Pirmą kartą matau tokią nesąmonę. Panusis daro taip, tipo. Niekada gyvenime nematęs, kad į patus kištus žmonės suknelės ir taip toliau panašiai. Doloresa, ką? Guči, labas. Labas. Nu. Siaubas, viskas baigta. Kaip taip gavosi? Kažkaip. Tavo akiniai? Ačiū. Keistai kažkaip. Nepatogiai gavosi situacija, bet aš nepanikuoju. Viskas gerai. Norėčiau, kad dar pabūtų, bet... Tave išmetė? Nu, ką žinai, nu aišku. Faktas gali būti, kad režisieriai padarė tą dalyką, nes labai random jisai čia atėjo, tipo pats išreiškitavo ir dabar, nu, norėčiau, kad pabūtum, bet... Kasparas yra žiaurus. Gaila. Mūsų energija labiau draugiška nei poriška. Grybas tas Kasparas. Susitiksim. Kai viskas pasibaigs. Nesusitiksi. Iki.
Nu, čia buvo awkward šitas visas. Mano manimo kvailai gavosi, kad iškritau per kaukės. Doloresa išėjo, bet merginos viloje vis dar nesupranta jos iškirtimo priežasties. Taip neteisinga. Doloresa juk buvo Kasparo favoritė. Iš pat pradžio taip atrodė. Nemaniau, kad tai baigsis. Bet kodėl jis pakvietė ją į pasimatymą? Taip, jis elgėsi labai užtikrintai. Kas čia per lempinis klausimas? Kodėl jisai pakvietė ją į pasimatymą? Dėl to, kad toksai šou yra. Čia žmonės eina vienas su kitai pasimatymą ir išsiaiškina, ar tinka vienas kitam, ar netinka vienas kitam. Na, kara. Genialu tiesiog. Kažkas nesueina. Doloresa grįžo iš pasimatymo tokia įkvėpta, papasakojo, kaip jiems buvo smagu. Iš jo žodžių supratau, kad tarp jų užsimezgė kažkas daugiau, o gal jis taip pat norėjo, kad jie išeitų ir jie galėtų tęsti po šou. Nežinau. Ne, jis iš karto pasakė, kad jie draugai. Čia tokias konspiracijas jos. Kaip brolis ir sesuo. Dar geriau. Net ne draugai, o brolis ir sesuo. Ojei. Tai gerai, kad jis tai atvirai pasakė. Bet kodėl ne iš karto? Juk Doloresa galėjo, pavyzdžiui, ir su Martinšu. Nu tai ar jūs durnos esas, aš neruokit manęs, blėt, mergos. Ta prasme, kodėl jūs negalėjo iš karto pasakyti, kad na kaip sesė? Nes jisai nebuvo su jie niekur išėjęs. Aš nesprantu, taip sunku į tą Makaulio maršą įsidėti tokią informaciją. Ir supras paprastą dalyką, kad jisai su jie nebuvo niekur išėjęs. Tęskime. Vis tiek reikia pabandyti. Visoms reikia suteikti šansą. Čia dabar jau visos bandys. Nors aš ir Doloresa labai skirtingos, tačiau abi atėjome dėl Kasparo. Ir jei jis taip nusprendė dėl Doloresos, man reikia išsiaiškinti, ką jis pasakys apie mane. Lėksi namo, tasme, nekelk kojos į tą velnio katilą, nes lėksi namo. Tikrai lėksi namo. Kadangi Doloresos iškirtimas iš šou buvo toks netikėtas, kitą dieną Aivis išvyko į vilą prie Malagos, kur merginos laukia skrydžio atgal į Latviją, kad sužinotų, kaip jį jaučiasi. Ar pagalvojai, ko tau pritrūko? Kas nepavyko su ponu Zale? Jei atvirai nežinau. Jis sakė, kad norėtų su tavimi linksmintis ir džiaugtis gyvenimu, bet tavęs kaip jo vaikus auginančios moters jis nemato. Taip, ir per pasimatymą jis sakė, kad nemato prasmės tuoktis ir turėti vaikų. Tikrai? O, nenaudėlis. Ai, čia tokius. Manau, to viskas bus gerai. Tai tiesiog naujas tavo gyvenimo etapas, naujas nuotykis. Aš neprapulsiu. Nei kiek to nebijoju. Paimsi paskolą, pasistatysi namą ir užauginsi 3 vaikus. O Zalė gyvens kaiminystėje, gal net su viena iš tų merginų. Vargu. Parduotum namą? Ne, man tai netrukdytų. Tiesiog netikiu, kad jis gyvens su kita. Netiki? Rimtai? Kodėl? Nežinau. Negerai pamenu, jis minėjo, jog dar nėra sutikęs tokios, kuri bent iš tolo prilygtų man. Tikrai taip. Kodėl? Jis pats taip ir sakė. Jisai jai tokių šūdų prišnė. Wow. Ta prasme, jisai jai tokių dalykų prišnekėjo ir jis ramia širdim ją išmetė. Geras bičas, wow. Aivis jau turi atsisveikinti su Doloresa, bet įtrinkė Kasparui akis, kad galėtųsi. Sulčių akis. Aš žinau, gal tokius intarpus ir galime mes pažiūrėti. Visai įdomu, ką jisai priešnekėjo, ta priešistorė. Jeigu koks nors bus įdomesnis įvykis pažiūrėti, galėsim taip įmetinėti. Tęsim toliau su 3 serija. Pasideginote? Baseinė pasipliškenote? Taip. Pavalgėte, atsigėrėte? Taip. Kasparai, vakar kalbėjau su mergina, kuriai tu mažumėlę sužeidė širdį. Turiu omeny Doloresą. Mes vaikštinėjome po iškirtimo ceremonijos kiemą. Ten auga citrinmedis. Nuskynėme 3 jo vaisius. Tada Doloresa paprašė manęs, jog vieną jų išspauščiau Kasparui akis, kad jis galėtųsi. Bet aš pagailėsiu tavęs. Štai imk, galėsi gaivų gėrimą pasigaminti. Ačiū. Bet kiekvieną kartą pamatęs šias citrinas prisimink Doloresą. Sėkmės. Beje, ko mums šiandien dar trūksta? Dianos. Ir Martinšas dingo. Jiedu išvyko į pasimatymą. Taip, iš pat ryto čia jie. Okay. O ką darysi su viloje likusiomis merginomis, Aivi? Noriu paklausti, kurios iš jūsų čia yra tik dėl Martinšo?
Un vienīgi mākļu dēļ. Dabar bijos ranką kelt. Atsitraukite per porą žingsnių. Štai ir paaiškėjo, kad Keit ir Luizos Kasparas niekiek nedomina. Kągi, metas kitam iššūkiui. Visos jūs dalyvausite masažo išbandyme. Kiekviena jūsų teks po 3 minutės masažuoti Kasparą. Jis nežinos, kuri iš jūsų jį masažuos, bet po 3 minučių jis turės įvertinti jūsų pastangą. Jau šita lapė, kad smailina tą nosį savo. Geriausiai pasirodžiusi, eis su juo į ypatingą pasimatymą, o likusios 3 rizikuos iškristi iš šou. Tad tā iegūs īpašu tikšanos un randiņu. Okei. Pārējās 3 ļoti iespējams, ka viena no viņām varētu tikt izbalsot. Važiuojam. Kaip karšta. Kasparas nežino, bet pirmoji jį. Kurva, koks čia karštas, kaip bėris. Kaip arklys lūpa atvėpęs, blėt. Man, aš nežinau, antai jisai molis baisus, tas Kasparas. Nežinau, absoliučiai ne mano tipažo žmogus, aš tokio net draugų rate, negalėčiau žmogaus turėti. Masažuos Lienė. Lienė karalienė. 6 balai. 6 balai. Nagučiais jį reikia padraskyti kaip kačiukiai. Rrrr. Eik tu, blėt. Nagučiai beje man visai patiko. Žinoma, visoms merginoms teko paminkyti. Pamasažuoti Kasparo kūną. Oho, iš ties šaunus jausmas. Kur eik tu, Jessinai. O, Skaudėjo. šitą normaliai. Kāds Primenu, kad jam 40+. Taip žmogus elgės. Kaip jautiesi? Pažiūrėkite į jį. Kā var nebūt prieks? Kaip tu jautiesi? Kādi jūs šen? Gerai, šiek tiek mieguistas. Įvertink pirmąją masažuotoje 10-balėje skalėje. Pirmąją skiriu 6 balus. Kiek? 6. Skaudėjo. Lienė. Labai nutrynė odą. Pirma buvo įtulienė. Taip. 6. Man mažumėlę skaudėjo. Patiko. Daugiau pirštukų ir nagučių, bet jautriau masažavo. Tai čia ne masažas, čia nugarą kasė žmogui. Cik tu balus Kiek balų skirsi? 8. 8? Tā bija Madara. Tai buvo Madara. Aišku, Madara. Juk sakiau. Šaunuolė. Pasitikėjimo tau nestinga. O kaip 3 masažas? Labai patiko. Skiriu 9 balus. 9? Masažas buvo netoks sausas ir jausmingas. Ble, Hebra, aš vėl dojaučiu. Aš nojaučiu, kad šita kažkaip smailinsi jį ir šiandien lieks namo. Aš nujaučiu, žinokit. Technika užtikrinta, bet tuo pačiu švelni. Be to mane sužavėjo glostymas. Ta neplauta sulipusi galva. Gan spēks un vēl, kas man paņēma tā putnu spalviņu kaut kādu. Putnu spalviņu. Plunksnomis. Žinojau, kad man pavyks. Kad paliksiu įspūdį savo plaukais. Neabejoju, kad jam tai patiks. Šaunuolė. Samanta? Taip, tai buvau aš. Ji nusipelnė plojimų. O kaip įvertintum 4. masažą? Kiek balų skirsi? 6. Man skaudėjo. Maža trapi mergina. Mano rankos smulkios. Nemasažuotojiškos. Spaudžiau kaip įmanydama. Reikėjo šiek tiek sudrėkinti. Taip, tu teisus. Per greitai živo. Taip. Samanta irgi sakė, kad buvo per sausa. Dariau, ką galėjau. Taigi, į ypatingą pasimatymą eina Tai su ta smailė. Samanta. Palauk, juk buvo dar viena. Kas? Merginos nujaučia kažką negero. Pažiūrėkite į jų veidus. Ką? Nebuvo Naujokė? 4 ir 12 čia. Ne. Palauk, aš moku skaičiuoti. Buvo 1, 2, 3, 4, 5. Meluoji. Ne, buvo drėgna ir labai rimta. Taip!
Parodykit, kas čia atėjo tokia. Ne, nu korva, nerodykit tų subinių, rodykit veidą. Rodykit. Hebra, blet, ta prasme, pažiūrėk, toksai, kur aš jau žiūriu, man visai net biški nuobodu, žiūrėk, čia tos masažų temas, kažką. Ir kaip gerai užsukta, kaip gerai įvedama naujokė. Bomba. Blet, kaip gerai. Kas buvo penktoji? Liaukitės. Nenumanau. Mes kažko nežinome? O gal penktoji mergina tai ji? O ne. Oho. Oi, tai gal suprantu, dėl ko tą veidą nerodė iš tikrųjų. Who am I to judge, žinai? Pats dvejetas esu, bet esmė, kad man patinka, dar žinot, koks labai dalykas, kad čia žiauriai nuleidžia, man patinka kaip dalyvius nuleidžia ant žemės, kur jos jau čia galvoja, pizda, čia, nu ta prasme, čia, nu, beleka, čia padariau masažą geriausiai, jau jinai tokie. Jo, aš taip ir galvoju, kad man su plaukučiais pavyks. Per snukį sumazgoti. Palaugi, buvo penkta dar. Prašom. Būtų penkta meitė? Gal yra ta penktoji? Paklausime jos apie masažą, kai ateis. Nu, gerai, įdomu. Labai gerai, blema, labai gerai. Aš jau galvoju, kad nebepaduosiu jų dalyvių. Latgalietė Amanda iš Rezeknės. Latgalietė Amanda iš Rezeknės. Kas čia, blet, su karai? Net kojos pradėjo drebėti. Malonu susipažinti. Aš Amanda. Labas, Amanda. Profesionaliai masažuotoja, tikiuosi gerai jautiesi po masažo, o ypač po mano. Taip. Labai džiaugiuosi. Man labai patiko. Ačiū tau. Taigi laimė Amanda. Sveiki atvykusi į šou pasimatymas dviems. Tavęs laukia didžiuliai romantiški nuotykiai su Kasparu. Taip, eik, tai taip. Čia ta prasme taip ir yra. Ta naujokė ir eina į pasimatymą. Ta prasme, čia vėlia kaip gerai yra. Žiūrėkit, šita tokia buvo užtikrinta ir tokia kieta ir savim pasitikėjo. Stovinai rami, viskas nuleista. Nes atėjo naujokė. Auksas. Tiesiog auksas. Super. Labai gerai. Man labai laukia jūsų, pasimėgaukite. Puiku. Jau nepatenkinta. Nesupykite. Samanta. Taip. Samanta. Ką tu jauti? Kaip jautiesi? Hujovai. Juk tu buvai nugalėtoja. Kaip jaus? Valio. Ir tada ateina jie. Ai, kaip gerai. Netikėtas posūkis. Kaip Nusivylei? Kaip gerai. Šiek tiek. Samanta atrodo rimtai nusiteikusi kibti Amandai į Labai plaukus. gerai. Mane erzina, kai kas nors ateina ir paveržia mano vyrą. Net į pasimatymą su Kasparu nespėjau nueiti. Gali išpildyti Doloresos prašymą, išspausti jam citriną į akis. Nieko, dar turėsiu progų. Kantrėsi, tai gerai. Kantrybė dorybė. Vyrams tai patinka. Kaip gerai čia pizda. Biškiai yra awkward dalykėlis. Tuo tarpu Martinšas su Diana jau seniai pamiršo Jo, man šitie nebeįdomu, žinok. Man įdomiau, kas ten vyks. konkursus ir varžymasi. Šie du įsimylėjėliai pradėjo rimtą pažintį. Jaučiau ir manau, kad į šou atėjau būtent dėl tavęs. Taip. Tai bent prisipažinimas. Okay. Tavo energija man labai patinka. Jaučiu, kad mums viskas klostysis kuo puikiausiai. Taip, sutinku. Blet, Mudviejų energija tokia. šitas robotas kažkoks. Taip, šviesi. AI-jus. Vaikštintis AI-jus. Tuo tarpu Amanda su Kasparu nuėjo susitikti su gyvūnais. Tugi Amanda. visai neseniai buvai. Kur zoologijos sode? Pasimatėme. Taip, vakar. Koks tavo pirmas įspūdis apie mane? Labai stipriai nepriklausoma ir žinanti, ko nori. Patstāvīgi. Ką jisai čia gydo? Saprot, ko tu vēlēs, ko tu gribi. Tokius basic bitchas šaudo dalykus. Nu, tu tokia stipri ir nepriklausom. Iš karto seni, žinai.
Tau nugarą pakasė ir dabar tu vaikštai po parką. Jis jau žino ją vėl. Teisingai. Tavo stiprios rankos, gerai masažuoji. O, svarbiausia. Man dar neteko susipažinti masažo metu. Galvojau, kad tai viena iš kitų merginų. Nuo jokios visiškai nesitikėjau. Padarai man staigmeną. Ar jau esi kažkuria nusižiūrėjęs? Gal tavo širdis jau užimta? Gali būti, kad žino. Tai taip ar ne? Kasparas labai paslaptingas. Ar seksuali Amanda pavėlavo užkariauti jo širdį? Taip, bet kasdieną įvyksta kažkas naujo. Viskas Seksuali keičiasi. Amanda? Mane pasiekė nauja informacija. Sensėjus. 40 plus metų vyras, by the way. Ką tie meilučiai? Patinka? Skanu. Paragausi mano? Kasgi atsisakytų? Ačiū. Kuris skanesnis? Taviškis. Nori apsikeisti? O, Nereikia. Ar tau patiko maniškis? Patiko, galime pasikeisti, jei nori. jau čia tai toksai nutipa, jau geražus įėjimas, kad atiduodi savo ledus. Blecha, tu plikščiau. Na gerai, maladės. Gali būti slidu. Geras įėjimas pačiešint panai čia. Nu, nepaslīd, zin kā, slīdens šitie te visi. Žiūrėjau, žonkytės. Martinšas man atrodė labai mandagus, tikras džentelmenas. Gentlemans. Na gerai. Už pirmą susitikimą ir pasimatymą. Už pirmą. Man šiandien patiko. Ačiū tau už pasimatymą. Aš labai ramiai jaučiuosi su tavim. Papasako, kaip viskas vyko per masažą. Na, tiesiog ateinu, žiūriu. Kasparas. Ir padariau tau masažą. Bet o Kokio jis daugiau pasakojimo tikėjosi? tikrai puikiai pavyko. Užtikrintai. Aš tai pajutau. Šiaip masažo metu tik tu turėjai atsipalaiduoti, tačiau jo metu net ir aš atsipalaidavau. Ir tu jautėsi. Man net nesinorėjo išeiti, norėjusi pabūti ilgiau. Jausmas tarsi meditacijoje. Džiaugiuosi, kad tau patiko. Tikrai patiko, tu nugalėjai. Nu įdomu, ką jinai Pasakyk, čia. jei vakare pavargsi, pamasažuosiu. Gerai, gerai. Jo, Gerai, gerai. kur Man vakės nesunku. neįsidurks to šiaudeliu. Bet kitos slapta gali pavydėti. Nieko. Pagyvensiu laukia. Išmes tave šiandien. Jos ne tik pavydės, bet jau pavydė merginų kambaryje, kur ant lempos kabo kelnaitės ir liemenėlės, jau aptarinėjama Amanda. Ką manote apie naujokę? Mes kaip tik ją aptarinėjome. Ji panašiai tave, tamsiaplaukė. Išvaizda taip. Nežinau, bet joje savo konkurentės aš neįžvelgiu. Jinai tipo išvaizda panašiai Amanda. Nu Jėzus, blėt. Ir tas ilgas blakstienas net nemato žmogus, kur jinai panaši. Šiuo atžvilgiu mano moteriška intuicija veikia nepriekaištingai. Jūs manote, kad ji yra konkurentė? Ne, sunku pasakyti, kokia ji pagal charakterį. Gal nuobodyla? Kaspariui reikia tokios, kuri būtų drąsi ir energinga. Matysime, kai praeis jų pasimatymas. Tu trauzų tai galėtum internetu matyti. Ar galiu tave pakviesti šokiui? Taip, tik nenuolap Diana. Atrodo, abu truputį susinepatogino, nes Diana šiek tiek aukštesnė už Martinšą. Blet, aš norėjau, aš prisiekiu jum, aš 5 sekundės dabar jau tylėjau, nes jie kalbėjo, aš norėjau sakyti, o Diana aukštesnė už Martinšą. Ir taip, tokį įpisą. Ką žinau, nėra blogai. Panai gal liebai, kai esi aukštesnė už bičą. O. Ponia, jūsų ranka. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras estar tú conmigo, no hallarás ni un
Tuo tarpu viloje dar vienos merginos širdis ima plakti smarkiau. Aivi. Labas. Labas, ar galėtume pasikalbėti? Žinoma, kas nutiko. Kas čia jau? Viskas gerai. Klausyk, tokia situacija. Atsisėsk. Taip. Gerai, atsisėskime. Na, kas yra? Tu liūdė ir džiaugiesi? Viskas gerai, man viskas gerai. Aš jau pagalvojau, kad kažkas nutiko. Ne. Tiesiog man labai patiko šokis su Martinšu. Ten viršuje? Taip, jis mane labai sujaudino. Supratau. Nežinau, kaip man pasielgti šioje situacijoje. Su Diana? Taip. Pakvies dar kartą šokį. Martinšą. Dabar? Taip. Važiuojame į Malagą. Važiuojam. Varom. Varom. Aš žinau, kur jis yra. Einam. Ne, nu čia... Pažįstant mūsų vedėją, jis tikrai sugalvojo kokį netikėtą planą. Čia biški lempa. Likusios merginos taip pat pastebėjo, kad Aivis su Liene paliko vilą. Matėte, kaip jie išėjo kartu? Kur jie išėjo? Jie apsirengė lyg į pasimatymą. Kas, palaukite, kas? Lienė ką tik išėjo su aukštakulniais į pasimatymą, neišsigalvokite. Kažkaip aš turiu įtarimą, kad ta su tuo oranžiniu jaunuku, kur kairiai stovi. Jinai čia labiausiai tokia nuo pirmos serijos, atsimant, jau buvo tokia kiečiausia, gražiausia, labai jau jinai čia savim pasitikinti, užtikrinta, bet dar nei vienu bernu nekalbėjo, nei vienas bernas jos nebuvo į pasimatymą jos pakvietė ir aš labai įtariu šiaip, kad jos ir nepakvies. Dažnai tokie žmonės, jie, kur labai jau čia įsivaizduoja kažkokia, jinai čia, kad yra, wow, belė kas. Nieko nepiš. Jau matėm iš realybės šou daug, kur tiesiog reikia būti ant žemės, padėjus kojas, padus, tvirtai stovėti ant žemės ir nesvaigt, tada pasiseks. O kur tada daugiau? Nes jinai tai čia pizė. Kur dar galima eiti su aukštakulniais? Ji išvažiavo su Ainiu, ją vežė į pasimatymą. Su Aiviu jigi nevažiuos vaikščioti po miestą. Bet kodėl jie? Įdomu. Nu. Va, šitą. Mane tai siutina, Lienė jau. Bet apie šitą kalbu, tave siutina. Nes dėl to, kad tu nahui pati padarai taip. Tu vis nepatinki niekam. Aš nežinau, pavyzdžiui, aš jos nematau per daug, bet kai man ją parodo, nu jauti, kad kažkoks hujavas žmogus, nu nepatinka, man ir viskas. Jūs galite sakyti, ką norit, mesti man neplytą akmenį belėką, nu hujavas jinai žmogus, garantu. O antrą kartą jinai pasimatymą, Diana taip pat, o aš sėdžiu ir laukiu kelias dienas. Taip neteisinga. Teisinga. Manau, Diana grįž viena, be Martinšo. Labai teisinga. Jis eis į pasimatymą su Liene. Mėlėjai balandėliai. Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Turiu trumpam pasiskolinti Martinšą. Gerai, einam? Ką čia... Ja, palieka vieną tiesiog. Kaip sekėsi? Puikiai, labai gerai. Tikras romantikas. Šiuo metu šiek tiek sumišusi, mažumėlė nervinuosi. Su ta panelė turėjo ypatingą pasimatymą. Jūs šokote? Labas, Martinšai. Tarp jūsų kažkas įvyko. Labas. Kažkas įvyko. Kažkas įvyko? Taip, bet dėja, viena iš šių merginų, Lienė ar Diana, teks išsiųsti namo. Tai man jokingai, tas pačios mergos, jos pačios lenda į spastus. Čia tiesiog yra taip, kurie ateina su kažkurio į pasimatymą, arba kurie įsiterpia, realu, kad tu pėsi namo šiandien. Ir jos pačios po kulkom lenda. Jinai atėjo čia, kažką ir dabar jisai turės pasirinkti šiandien ar išmesti ją ar Lienę. Čia dabar jis turi nuspręsti? Matau dviejoji, bet sprendimą anksčiau ir vėliau teks priimti. Čia jis dabar turi nuspręsti? Klaipėdos vedėjas ir meilės laivo kapitonas. Ar dar kitaip, kaip gali mane vadinti, bet dabar prašau tavęs apsispręsk. Nori likti su Liene ir mėgautis Malagą? O gal man palydėti ją į automobilį, kad galėtum grįžti pas Dieną? Ką renkiesi? Tvarkoj. Kaip netikėta. Aivis nusprendė, kad Martinšas būtent dabar turi pasirinkti vieną iš dviejų merginų. Ne, man gaila šiaip tos moterytės. Tikrai miela, tokia mandagi, tvarkinga, padori moterytė. Mergina, nežinau kaip čia pavadinti. Ją paliko vieną, tiesiog su operatorium, jį nusivedė ir dabar jisai atsistoja, sprendžia likimą. Dar mes šiaip iš šou pusės, tai čia yra bomba.
Čia yra belekas. Bet žmogiškumo pusės. Aš asmeniškai, jeigu būtų duota pilna laisvė, aš meščiau Lienę. Pėsa tą Lienę, žinokit. Zaibal. Šoktinai nori, jaudintis jinai nori. Dabar aš vaikštau su pana po miestą. Ateina, blet. Žiūrėk, pasirink, aš ar jinai. Nu tai, blet. Važiuok tai namo. Žiauru. Ir labai skaudu. Važiuok namo, blet, Lienė. Tikrai žiauru. Ir dabar... Nu, hebra. Taigi aš lieku su Lienė. Tu lieki su Lienė? Lienė lieka šou. Tuomet apsikabinkite. Ačiū. Eik tu pis. Nu tai kam ta Lienė? Nu, blet. Man nebepatinka Lienė. Man jinai nepatinka. Ką jinai iš vis čia daro? Ką jinai čia bando padaryti dabar su šitais visais reikalais? Koro hebra, primeskit tą vargšę vakar meilės laišką, paklodę tokią parašė. Kodėl patinka jai šitas? Surašė viską, ten žmogus prisvaigo, prirašė, jisai atėjo naktį. Ačiū, man patiko tavo laiškas. Dabar bevaikštant po miestą, jis ją paliko. Nu, nebesvai. Aš buvau tokia laiminga, kad Martinšas pasirinko mane. Supratau, kad viskas puiku. Taigi, žiūrovai, o Diana važiuoja namo. Tik vargšas Martinšas pats jai apie tai turi pasakyti. Mes praleidome fantastišką dieną. Turėjome nuostabų nuotykį. Aš visada tai laikysiu savo širdį. Jau jinai žino, kad kurva čia ne į gerą eina. Turėjom gražią dieną, turėjom tą, na. Die, kaip ir tavo meilės laišką, kuris mane sujaudino. Nu, nereikėtų meilės laišką seniai priminti. Nemaloni situacija. Net Lienė suglumo. Dėja, ateities su tavimi nematau. Todėl atvirai sakau tau, ačiū už tavo laiką ir jausmus. Tikiuosi, tu sutiksi nepaprastą vyrą, kuris tave pradžiugins, suteiks tavo sparnus ir mylės visą širdimi. Es ticu, ka tev noteikti būs kāds fantastisks vīrietis. Tu to tikrai nusipelnei. Ačiū tau ir atsiprašau. Nahui, kaip nemalonu žiūrėti. Tikrai tuo ačiū. Nu, labai nemalonu. Aš vėl kur pažiūriu pesėčiu. Kuro nemaloni situacija, tikrai labai nemaloni situacija. Diana, kaip vedėjas, sakau tau, bet tu ir pati supranti, kad dabar tau teks palikti šou ir važiuoti namo. Oi. Nu, čia netikėtas šitas. Taip, apkabink tave išmetusią varžovę, pagerink savo karmą. Čia taip iš pasalų. Aš neturiu tau ką pasakyti. Visiškai suprantu tavo liūdesį. Taip iš pasalų viskas, kad wow. Ne, viskas gerai. Tikrai? Šitie tiktų kartu beje, gal tu pasilik vedėjau ją? Taip. Ble, ne. Atsiprašau, ne taip pasakiau. Kaip kokį daiktą, ble. Pasilik gal tu ją? Kaip krašuniuką iš prieglaudos. Ne, nepasimti ją priglaus. Ne, taip, tarsime tiesiog pabandyk vystyti santykis. Aišku, nebent gal bedės vyras arba turi draugę. Bet visai jie kaip pora... Kur. Kaip pora tiktų jie tikrai. Kaip žinoma, liūdna, kad turiu palikti. Norėčiau dar pabūti, bet nieko nepadarysi. Pabūgiu. Bet, nu ką ir ta ir. Bet įdomu, pažiūrėti kitame epizode, galbūt šitas šūdas, kas čia įvyko iš tų trumpų. Diana iškrenta iš šou ir Aivis ją parveža į vilą susirinkti daiktų. Martinšas pasirenka likti su savo buvusia ir jo negalinčia pamiršti simpatiją Lienę. Kitoms merginoms tai didelis netikėtumas. Diana važiuoja namo. Atvykome paimti jos lagaminų. Na. Atsisveikinkite su Diana. O siaubė, kaip nemalonu.
Galite padėti Dianai susikrauti daiktus ir ją išlydėti. Kaip sekėsi pasimatyme? Gerai, viskas buvo puiku. Mes vaikščiojame kartu, bet staiga atėjo Aivis ir nusivedė Martinšą į šalį. O po to jis grįžo su Liene ir turėjo pasirinkti. Ir jis pasirinko ne tave? Taip. Tiesiog žiūriu. Žinot, tas yra man iš to šau, kas patinka, kad, viskas vyksta gerai, nieko tokio kažkokio nevyksta, kas atrodytų blogai, pasimatymas geras, žiūrėkit, tada ateina ir visiškai random atsitinka absoliučiai atbulai viskas, persiverčia, persimaino, įvyksta kažkoks dalykas, kuris labiausiai random yra. Taip pat, kaip buvo ir su ta, kuri buvo, tipo, mieste ten, labai geras pasimatymas, namo. Čia dabar irgi viskas gražu, namo. Labai siaubas. Pizdėts. Jei Lienė yra jo mėgstamiausia, tai nežinia, ar verta dėl jos stengtis. Apsikabinkime visos. Nėra Lienė jo mėgstamiausia. Tikrai, Lienė lėks namo kažkada. Anksčiau ir vėliau lėksini namo. Mano spėjimas toks yra. Oi, čia buvo hebrytė, buvo. Jau vėlus vakaras ir Kasparas grįžta iš pasimatymo su naujokė Amanda. Tai dabar dabar palaukim čia, atsiraitokit rankovės, nes dar čia bus veiksmo. Labas. Kas ten ateina? Kaip romantiška. Labas vakaras. Sveiki. Aivi, gal tu reikia akinių štai Gucci? Martinšas atsidėkoja Aivi už netikėtą dienos posūkį. Atsidėkoja? Vėliau turėsiu rožinius akinius. Gucci, rožiniai akiniai. Labas. Tiesa, jie dar nepažįstami. Ai. Martinšas. Malonu susipažinti. Man taip pat. Kodėl nebesilaikote už rankų? Kaip kisi prankė, drąsiau. Žiūrėk. Sakau, hebridė, čia bus. Ak, Samanta, tavo žvilgsnis tiesiog žudantis. Kas bus toliau? Mums buvo nuobodu jūsų laukti viloje, tad sugalvojome jums užduotį. Nusprendėme patikrinti, ką esate pasirengę padaryti dėl vyrokų. Čia tom tipo. Sudėjome jūsų daiktus į Amandos lagaminą ir užrakinome. Ir raktą rasite baseino dugne. O tada šita Lienė nelipo net į basiką. Gal jinai nemoka plaukti ir... gerai. Žiūrėk. Tada jinai nelipo į baseiną. Pažiūrėkime. Jūsų užduotis – ištraukti raktą ir atrakinti lagaminą. Truputį neramu dėl Lienės, bijau, kad jos nesusipeštų prie baseino. Aš manau, kad jinai nelipsi. Kuri pirmą ištraus raktą, tai ir liks. Abi turite jį ištraukti taip. Ne, aš nenersiu. Kurie ištrauks raktą, tai ir liks? Jei jos nešauks į baseiną, aš pati jas įstumsiu. Pirma, tai bus naujokės išbandymas, o antra, mes dėl vaikinų jau rungėmės baseine. Aš ir pati būčiau šokusi. Tikiu, bet jūs abi turite jį ištraukti. Kodėl jos tai sugalvojo? Gal norėjo mus pusnuogės pamatyti, o gal išbandyti, ką esame pasirengusios padaryti dėl vaikinų? Ar šoks į baseiną? Jei nori, šok. Nagi, Martinšai. Jisai vietoj Lienė. Ble, žinokit, tikrai, tarp šitą užduotis faktas, kad yra sugalvota būtent specialiai Lieniai, kad patikrinti jos ribas ir taip toliau, nes Lienėgi prieš tai nelipo į baseiną, tai aš garantuoju, kad jinai bijo vandens, yra skendus arba nemoka plaukti ar dar kažkas. Jinai į baseiną matot iš karto. Kaip pasakėt, reikės į baseiną, šoks žmogus persimainė, pradėjo panikuoti ir taip toliau. Čia specialiai buvo Lieniai padaryta, bet Martinšas, ble, vietoj Lienės tipo lips į basiką, čia yra lempa. Galėjo šiandien man nepatinka priverstinės užduotys, o ypač merginoms. Nu ką, tu senis vaiks. Todėl aš tiesiog instinktyviai sureagavau. Reikėjo leisti Lienei, reikėjo palikti. Reflektyviai norėdėjai. Kaspar. Tikras džentelmenas. Gulbinas, kad nėrė. Žinoma, tai
Buvo nesąžininga, Nu, tai nes mes taip. norėjome patikrinti, ką merginos darytų dėl vaikinų. Kaip gracingai. Nardalį gulbė. Plojimai. Dabar dar labiau nemėgstu Lienį, žinokit, dar labiau nepatinka man. Manuprāt, ir laiks. Mano metas atvirumo kaukiai. Taip. Rodyk. Man patinka visas merginos, bet jei reikėtų rinktis, namo įsiųsčiau Lienę. Gerai. Man Akivaizdu, tinka. jog ji mažiau bendrauja su kitomis. Man tinka. Mieliau renkasi būti vienumoje. Nelabai supratau, kuo čia dėtas bendravimas su kitomis merginomis. Tuo, kad tu nepatinki Kažką niekam. matyti tai svarbu. Nu, Taip. ir esi nedraugiška, tai buvo tai. Bet mes čia kam tam, tu- kad bendrautume ir eitume į pasimatymus su vaikinais, o ne merginomis. Eisi, ble. Bet jeigu tu sėdi per dieną susisukus, kaip nežinau kas, kur visas surūgus, supūs, nu, tai koks tu vaibas iš tas, nebepjau? Argi ne taip? Ne, taip, ne. Kaukė mano kitaip. Žiūrim kitą atvirumo kaukę. Ji turi jog Eliza, žaidžia kažkokius kitokius žaidimus. Ji nenuoširdė. Aš nuoširdžiai jums sakau, aš labai sąžiningas žmogus. Viskas, ką sakau, yra tiesa. Aš numanau, kas tai galėjo pasakyti. Bet tiek jau to. Gerai. Ejam uz nākamo. Grįžčiuoja. Keit nuolatos vaikšto pusnogė. Tikriausiai kitaip nemoka pritraukti vaikinų dėmesio. Pavydi kažkas? Kā tikai tā savu puikā miesa. Aš tiesiog neturiu liemenėlės. Paprašyk vaikinų, kad atvežtų iš miesto. Parvežkite man kokią mažytę. O gal tu tyčia jos nepasiėmei? Vai neapzināts lēmums tas bija? Na, aš dažnai vaikštau be liemenėlės, o ypač kai karšta. Bet šiaip, man jos nelabai reikia. Man Luiza nenatūraliai atrodo. Į jos veidą prileista užpildų. Neliko natūralaus grožio. Jei, gražu. Merginos, gal išprotėjote? Ką tu į tai, Luiza? Taip, mano lūpose yra užpildų. Bet nemanau, kad jos per didelės. Nepasakyčiau, kad nenatūraliai atrodau. Kad pas tai, man atrodo, mažutė ir kakto yra užpildų ir kur savo tas blakstienas būgė yra nusipjauk su žolė. Nežinau, gal ir koks sodininkas šito Ispanijoje, gal galėtų su trimeriu prasibėgti per tas, tas kuro tavo blakstienas. Būgė, rodė, pasižiūrėk, jau takis, jau iš Aš tik lūpas krūvinos. pasigražinau. Daugiau nieko. Esu graži nuo gimimo, nepavydėkit man. Aš iš atsakymą kitas. Kodėl niekas jo aš nepasirinks? Vat kad tokiu šūdu, žinai. Aš esu graži nuo gimimo, nepavydėk man. Nesi tu graži nuo gimimo. Dabar tu nesi graži. Kokia dar apie kokį... Ai. Norėčiau sužinoti, ar Samantos krūtinė yra natūrali, tegul ir vaikinai pasisako, ką apie tai mano. Buvo tokį, va. Aivi, ar tu ten po tą kaukę? Ne, aš. Ar tai vienas iš vaikinų? O gal pati Samanta tokiu būdu bando atkreipti dėmesį į savo privalumus? Mano krūtinė natūrali. O ką mano vaikinai? Dėl jos krūtų natūralumo. Visiems vaikinams mūsų. Tai įprasta ir normalu. Tas ir normāli. Taip. Yra vienas ar pora būdų, kaip tai sužinoti. Iš to tai kurva nieko daugiau ir nesitikėjau, aišku. Atvirumo kaukė atskleidė intensyvę ir nemalonę konkurenciją tarp merginų. Jos grėbėsi nešvarių metodų, šmeižė kitas, kad tik pačios geriau atrodytų vaikinų akyse. Įdomu, kaip vaikinai į tai reaguos, ar patikės kaukė žodžiais, ar bandys išsiaiškinti, kas kelia sumaištį užkulisiuose. O gal ir toliau klausys tik savo širdies balso. Labiau dėt šūdų galėtų. Vai tomēr turpinās klausīt savai sirdī? Taigi atvirumo kaukės pasisakymai baigti. O dabar vaikinai atsakykite į tą patį klausimą. Ką po šio vakaro kaukės ir po visų praėjusių dienų Malagoje norėtumėte išsiųsti namo? Prašau, Martinčiai. Ką norėtum išsiųsti? Įvardint ir...
Nu, ką, vėl smagioji dalis atėjo. Važiuojam. Atėjo ta veikė. Atėjo ta akimirka. Šiandien norėčiau išsiųsti namo sūtīt mājās Lieni. Lienę. Blet, man, kaip čia viskas Bet, tipo... Hebra, šiaip, tikrai, palaukit, tuoj, viškai vadau sudėlioti mintis. Dabar aš ką dėlioju mintysiu, ta prasme, ar čia dabar taip ir bus viskas nuspėjama ir pasidarys jau nebeįdomu mums, nes su kuo išeina į pasimatymą, ar su kuo kažkas būna, tą žmogų nori mest arba išmeta. Ar čia tiesiog kažkokias bando intrigas specialiai, gal dabar dar jos neišmes, aišku. Aš pabandau savęs galus, nes jeigu dabar taip visą laiką bus, kad tipo, su kuria čia kur išeina ir tą išmeta, tai lempa bus, nebeįdomu žiūrėti. Bet tikėkime, kad taip nebus. Bet labai džiaugiuosi, kad Lieniai va tokį šlapių skudurų. Ką? Juk tu ją ką tik pasirinkai, ar tai buvo klaida? Lienė, su tavimi turėjome gerą progą susipažinti artimiau. Jūs esate geresnė su kitomis merginomis. Mes iš ties fantastiškai pašokome. Tai suturim tie mano ramybę. Bet aš nepajutau tos taip trokštamos kibirkštėlės. Gerai. Gal to vertėtų geriau susipažinti su Kasparu? Nu tai jo, nebūtinai. Ir man, su kitomis merginomis. Nebūtinai, kad išmes ją dar. Vai, respektīvi man iepazīties ar citām meitenēm. Gerai. Kas per dieną pasikeitė Martinšo jausmuose Lieniai ir kaip tai įvyko? Sužinosite vienoje iš pasimatymų 2 be kaukių serijų. Gerai, tada kitame epizode pažiūrėsim šitą be kaukių. Pažiūrėsim. Mano galvoje viskas apsivertė. Remdamasis tuo, ką sužinojai apie merginas, kurią iš jų norėtume išsiųsti namo čia ir dabar. Žiūrint tik iš matematinės pusės, atmetant visus jausmus ir mintis. Blet, nesakyk, kad šitą mes. Veikiausiai Luiza. Nemanau, kad ilgalaikėje perspektyvoje tarp mūsų užsimegs romantika. Labai gerai. Aš sakiau? Luiza ir Lienė, prašau. Su jie nieks nebendravo, su jie nieks nebuvo pasimatymę ir ją išmes. Aš jums sakiau, dar matas iš kas, kad žmogus gaidys. Susipakokite daiktus. Viena iš jūsų turės palikti šou. Tik kol kas nežinome kurie. Oi, kaip gerai. Jau bliaun. Kągi vaikinai, kol merginos kraunasi daiktus, turite nuspręsti, kuri iš jų keliaus namo. Viskas priklauso nuo jūsų. Gerai. Luiza susigraudino, ji taip ir neturėjo galimybės artimiau susipažinti. Žiūrėkit, dabar jinai bliauna. O prieš tai pati šustriausia pana buvo visam kieme. Kietekė belė kokia, ten prie stalo per pirmą epizodą baisiai kieta. Čia tą švarkelį užsimetus kitiem neduot. Čia tokia kita. Liemenė lankso bliauna. Mintis su Martinšu, dėl kurio čia ir atvyko. Pizdiet, kaip man patinka. Jei aš įdomi Martinšui, neįdomi. Būtent dėl jo čia ir esu. Būtų neteisinga. Jei mane išsiųstų namo. Tai ką tik tau aiškiai pasakė? Ir su merginomis spėjau susidraugauti. Labai sunku. Tau ką tik pasakė, kad tu kuro nereikalinga jam. Lienė taip pat dėl Martinšo lieja ašaras, jai nepavyko užkariauti jo širdies. Tiesą sakant, neturiu jokių pretenzijų. Taip. Tikrai nemanau. Negaila. Realiai, žinokit, aš pasakysiu, aš norėčiau, kad jos abi iškristų. Ir ateitų 2 naujokis. O to norėčiau, man tada labai patiktų. Nes negaila nei tos, nei anos. Gerai, gal labiau norėčiau, kad iškristų iš tikrųjų Ana. Vien dėl to, kad, kaip ir minėjau, pastatytų ant žemės normaliai. Kad tai pasaulio pabaiga. Lienė, jinai iškris ar taip ar taip. Tai asmeninis Martinšo sprendimas. Ir jis nėra kažko blogas. Tai visiškai normalu. Ačiū, užteko pasivadinai. Bet o Martinšas ne vienintelis vyras žemėje. O, blia, rimta. Viskas gerai. Viena meitene jāsūt mājās. Viena mergina turi išvykti namo.
Martinšai, ar neapsigalvojai? Aš noriu suteikti galimybę ir kitoms merginoms, nes dabar žinau, ko trūksta mano santykiuose su Liene. Įdomu, ką nuspręs prodiuseriai mes. Man nebeliko jėgų. Tad pagalvojau, užteks. Metas vykti namo. Kuri iš jų turi išvykti? Luiza. Luiza? Lienė ir Luiza. Luiza. Namo išvyks Lienė. Kodėl? Juk pirmąjį vakarą tu pas ją siūlė išsiųsti. Logiška, bet pirmąjį vakarą aš net jos vardą nežinojau, tačiau nuo to laiko viskas pasikeitė. Ar dabar jį tau patinka? Sunku pasakyti, bet su ja man būtų kur kas įdomiau bendrauti nei su Luiza. Ypač po to, kai ji šiandien atsisakė mane pamasažuoti. Lienė išvengs kelintą kartą kulkos gali būti. Aš norėčiau artimiau susipažinti su Luiza, pabendrauti su ją, nueiti į pasimatymą, o aš to paties norėčiau su Liene. Taip nieko nebus, jūs ginčiatės lyg du įsitę gaidžiai. Dėkite savo rankas čia. Aš priimsiu sprendimą. Pasitikite manim? Taip. Tvarkoj, vyrukai, sprendimas jau priimtas. Na, ką, Heura, ką jūs galvojat, kas lieks namo? Ta dovanų gavo? Ar puišiai mes apsprendėme? Aš pasidariu su vaikinais. Aivi, ar galiu įsiterpti? Prieš priimant sprendimą dar noriu kai ką Martinšui perduoti. Ar galiu? Žinoma. Čia tau. Ačiū. Nu ką? Kas tur iekšā? O kas viduje? O, marškiniai. Tas ir krekliņš. Balti lininiai marškiniai. Ačiū, Luiza. Paldies, Luizai. Tai mano prekės ženklo marškiniai. Ai, tu nahu influencerė, ble. Tu žinai, kad dovana nepakeis mano sprendimo. Viskas gerai. O sprendimus priimti darosi vis sunkiau ir sunkiau. Tai kam padovanoji? Nepaisant to, mes nusprendėme, kad šou pasilieka. Ka šovā pavisam noteikti paliek. Na prašau, išmeskit blondinę. Lienė, tu paliek. Lienė, tu lieki. Gal tai pokštas? Gal juokaujate? Ar Davidas Bendžius, direktorius, pradžioje epizodo nesakė apie ją, kad realu, kad jinai lėks, nes ir hujovo žmogus. Sakė. Turim. Nedėkokit. Net apsiverkiau, pagalvojau, kaip. Skaudu, bet tai rašau. Aš vykstu namo. Bye. Debilet. Žvengi iš to, kad ten 40. Man 3 atsisėdęs prieš ekraną. Bye. Karo asilas. Mano jausmai persipynė. Nesuprantu, kas vyksta. Šitą išvengia kulkos kelintą kartą vėl. Bet po teisybei mums nepavyko susitarti. Todėl tu, Luiza. Un šiems dēļ, Luiza, arī tu palaid šovā. Tu taip pat lieki šau. Valio! Ne, nahui! Realiai, žinokit, aš pasakysiu, aš norėčiau, kad jos abi iškristų. Ir ateitų 2 naujokis. Nesąmonė, nu kam? Karva, nu kam reikėjo? Nu, balsą aš aišku prarėksiu per šitos epizodus, bet, nu, na. Nu kam jį reikėjo? Džiaugiuosi, kad liekate abi. Kas čia vyksta? Sveikinu jūs. Tiesiog taip. Aš žinojau. Pasirodo, nesutarimai gali ir į naudą išeiti. Aš labai laiminga. Ačiū. Kompromiso būdu palikame abi. Tad šį vakar pralaimėtojų nebus. Neklyk, vis tiek. Ir jūs patenkintos, ir vaikinai. Puikus vakaras. Susitiksim rytoj. Nauja diena, nauji nuotykiai.
Naujas kraujas. Ir naujas kraujas. Jaunas asinis. Un jaunas asinis. Vakaras baigėsi, šou taip niekas ir nepaliko, tačiau tik laikas parodys, kaip pasielgs Lienė, kurio širdis ir vėl buvo sudaužyta, ir kaip Luiza bandys suartėti su Martinšu. Girdėjau, nori išvykti namo. Šitą šou taip moka iš tikrųjų apgauti, taip gerai padėliota viskas yra. Kur aš tikrai jau dabar tikrai šventai tikėjau, kad ta blondinka juda namo. Belė kaip apsidžiaugiau, kad jinai važiuoja namo. Galvoju, yes. Ne. Aš nežinau, parašykit jūs man komentarą, jūs namie irgi atsisėdė prie ekranų rėkojat ir taip pat reaguojat kaip aš, ar tiesiog sėdėt ir žiūrit ramiai, ar mintyse tik pagalvojat, kad kas čia daros. Pizda, šiaip tai bomba. Šiaip labai daug emocijų reikalaujantis iš manęs bent jau šitą šou. Tai nežinau, ar aš čia vienas toks ligoniukas. Bet iš sienos kaimynai tikrai mane girdi čia studiją ir čia į koridorių labai viskas gerai girdis už manęs. Aš čia rėkiu sausinėm ir aš tikrai garsiai jaučiu rėkiu. Nu, bet, ačiū labai, kad žiūrėjot. Ačiū, kad esat YouTube, ačiū, kad esat Contribui ir Patreon. Nepamirškit užmesti laiko, parašyti komentaro, paspausti patinka ir pasidalinkit su draugais, kad vyksta toksai realybės šou. Na, o aš su jumis pasimatysiu kitą savaitę. Ką dėl bučko darom? Gerai, žiūrėkit. Šį kartą kuklesnį, tokį prancūzišką, gerai? Tiesiog į žandukus. Tai, palaukit, kurva. Į žandukus tokį prancūzišką, paprastai, va taip žiūrėkit. Where are you getting? Yeah, I'm feeling tipsy. I'm on the move. We're getting frisky. We're